Čia prieš paskutinę berods komandą. Taip, tai jūs. Stendas jūs. Liftas užsidaro, pradedam važiuoti. Mes teiksim marketingo paslaugas, tai būtų reklamos ploto pardavimas ant kopijavimo popieriaus. Kopijavimo paslaugas mes teiksime nemokamai. Produkto konkurentai mūsų, tai būtų netiesioginiai įmonės teikiančios kopijavimo paslaugas, kaip CopyOne, Office One ir taip toliau. Ir mūsų kaip pagrindiniai konkurentai būtų reklamos plotų, tai būtų skrajutės ir stendai. Bet mes prieš juos turime pranašumą, kadangi žmogus atsišvietęs popieriaus lapą ne vieną kartą matys tą reklamą. Pavyzdžiui, kaip studentas atsišvietęs knygą, jis matys, ar informaciją kažkokią, jis matys ją paskaitų metu, matys namie, ne vieną kartą ta reklama bus ją matoma. Taip, produkto paslaugos pranašumas lyginant su konkurentais. Tai pirmiausia, nemokamos paslaugos ir mes padėsime besireklamuojančioms įmonėms pasiekti tikslinę rinką, kaip jau minėjau, reklama nevienkartinė. Substitutai ir juos siūlančios įmonės. Tai kiti reklamos tipai, radijas, televizija, internetas. Taigi pasiekime 4. aukštą liftu ir pereinam prie pajamų įdomiausios dalies. Mes parduosim šitą vieną reklamos plotą už 12 centų. Tai būtų puslapio viršus ir puslapio apačia. Ir mes planuojame šitų kopijų padaryti apie 200 000 per mėnesį. Tai būtų šitie aparatai, būtų švietimo įstaigose, pagrindė švietimo įstaigos, tai universitetai, kolegijos, kur studentai šiuo metu ar mokiniai išleidžia gan didelės pajamas šviesdami informaciją, leidinius ir taip toliau. Viso mėnesio pajamos mūsų sudarytų apie 24 000 litų, o mūsų išlaidos planuojamos apie 16 000 litų. Tai mūsų kaip pelnas, tai būtų 8 000 litų. Toliau išlaidos mūsų. Pačio aparato kopijavimo nuoma 4 centai už vieną kopiją. Po to popieriaus lapas 4 centai už vieną kopiją, čia su reklama. Toliau pardavimo kaštai. Kadangi mūsų pagrindinis išteklis tai bus žmogiškieji ištekliai, tai mums be abejo reikės telefono ir patalpų. O patalpus išeitų apie 500 litų plus komunalinių. Telefonam išleisim 300 litų priskaičiavim. Darbuotojų atlyginimas vadybininkui 2000 litų per mėnesį, direktoriui 2500 litų. Viso mėnesio išlaidos, tai yra pelnas, atėmus visas išlaidas, darbuotojų atlyginimus gaunasi 3000 litų. O mūsų dabar aš kalbėjau apie Klaipėdos regioną. Čia būtų universiteto, fakultetai, kolegijos, o jūs pagalvokit, tarkim, plačiau, koks čia yra potencialas. Tarkim, yra mokyklos dar, jei Lietuvos mes paimtume, yra ir kiti universitetai ir kolegijos be Klaipėdos. Tai va, ačiū. Ačiū. Klausimai komisijai. Raimondas, pirmas. Aš turiu klausimą Mindaugui. Mindaugas pavaizduotas kaip potencialus klientas šito
iš šito, sakykime, verslo, tai Mindaugai, pirktum paslaugą už 12 centų už lapą vieną. Ta kainodara jinai plius minus neblogai. 12 centų už potencialų vieną klientą yra normali kaina iš tikrųjų. Bet aš nedirbčiau. Kodėl? Aš iš karto pasakysiu, kodėl, nes pirmiausia, ta pozicija, jinai, aišku, bus mažytė, psichologiškai žmogus nemato. Visi psichologiškai, jeigu aš paimsiu lapą su kažkokiu turiniu, atšviestų, atspausintų, parašytų, aš žiūrėsiu turinį. Taip, aš matysiu logotipą, bet tas logotipas manęs visiškai neskatins nueiti, patyrinėti, įsigyti ar nusipirkti. Kadangi tai universitete viskas vyks. Taip, be ledų, jeigu paleis studentišką planą, jiem galbūt bus įdomu. Bet 12 centų galbūt jie nemokės. 12 centų kaina yra už kontaktą, kuris jau ateina pas tave. Aš mokėčiau 12 centų, jeigu jisai būtų mano logotipas čia viršuje ir žmogus grįžęs namo dar ateitų mano tinklapį. Aš ir 15 sutikčiau mokėti. Bet 12 už tai, kad ant lapo yra kažkiek per daug. Galima aš iškart argumentą. Tarkim, kaip matot, šitus lapus turi visi. Galima ne vieną logotipą, tarkim, dėti ant viso šito lapo. Galima, tarkim, pasidalinti 4 rėmėjai iš karto, kaip kokie šokoladukai, ten M&M's, po to ežys gali būti. Nebūtinai tarkim, finansinės net paslaugos, kaip Zoom, ir ne vien tik tai, tarkim, kaip Klaipėdos mokslo technologijų parkų, tai tarkim būtų 4 centai už vieną šitą plotą. Klausimas. Tai gal nebrangu. Ar jūs pasiskaičiavot, kiek išvečiamų lapų yra oficialūs dokumentai, tiek CV, tiek kažkokie kiti oficialūs dokumentai, kur negali tiesiog būti tų visų? Taip, mes apie šitą variantą pagalvojom, todėl ir mes pastatytumėm savo aparatus šalia mokamų aparatų. Kas norėtų, tas gali, jei reikia kažkokio tai dokumentų, gali 10 centų įmesti į šitą aparatą ir susimokėti. O tai dabar, jeigu aš nueisiu ten savo knygą atsispausdinsiu, ar ne savo medicinos tomą 1000 lapų, tai visi man bus nemokami? Taip. Ir jūs pakeisit 1000 lapų išlaidas, o klientas gaus vieną, jūsų klientas gaus vieną potencialų klientą, nes jis vienas mato apie 1000 lapų. Bet gerai, kiek yra žmonių, kurie šviečia tam tomus 1000 lapų? Ten dažniausiai būna statistika, 30-40 lapų daugiausiai gali atsišviesti. Bet kai nemokamai bus, kaip jūs įsivaizduojate elgseną vartotojų, tada paslauga absoliučiai nemokama. Nemokama. Iš pradžių gal tas pats kaip ir vaikai. Tai yra nemokamas naudos kaip ir besai, bet po to jau gal turėtų... Įsivaizduokite, kad skaitykloje yra vienetinės knygos, kur išsinešti neduoda ir stovi nemokamas kopijavimo aparatas. Taip. Aš sutinku su tokiu variantu, kad yra galimas, bet nedaug tai yra žmonių, gal kurie šviečia iš knygas, nes šiaip studentai, Klaipėdoje, mažai tas skaito knygų. Bet šviesti tikriausiai šviestas, skaityti neskaityti tada. Skatins atskaityti. Norėjau pasakyti. Tarkim, nebūtų galima apriboti. Aš ir techninės galimybės nėra apriboti, tarkim, kopijų skaičiaus iki 20 lapų arba 15. Apriboju, tada... Pavyzdžiui, čia turėtum jau realiai pastatyti kažkokį žmogų, kad jis eilutę. Tas pats kaip su nemokamais sąsiuvinys, kiekvienam po vieną žmogus jau, o čia aparatas, jis nieko negalės tada padaryti. 3 kartus po 20 tada reikės pausyti, galėsiu 60. Aš manau, kad jeigu būtų minimalus mokestis ir atsirastų natūralus apribojimas, bet sakykime, kad bet kažkokia simbolinė kaina, kad žmogus, nepiknaudžiautų arba bent jau, kad skaičiuotų mintyse kažką. Galima taikyti iš tikrųjų
šitą kokį vieną, du centus. Tačiau vis tiek man kyla tos klausimų. Man atrodė, kad aš ar kažkur tai mačiau, kad jie bandė ant antros lapo pusės spausdinti įmonių reklamą ant viso lapo ir sakykime, irgi pigiau paleisti paslaugą kopijavimo. Gal aš klystu, bet kažkur tai teko matyti. Tai buvo Kopiuonas, buvo paleidęs tokią paslaugą, buvo dar jų konkurentai paleidę tokią paslaugą ir kiekvienais metais verslautojai registruoja porą tokių idėjų. Taip, bet matai, čia, kur Kopiuonas savo paslaugas teikia? Savo šituose biuruose ir ten ateina dažniausiai, aš nežinau, koks jų klientų ten, nebūtinai, studentai ateina, ten įvairaus plauko žmonės ateina, ten profesijų ir taip toliau. Tai galima komisijai po vieną klausimą. Jo, liftas važiuoja. Vienas, ta prasme, man atrodo, vienas patobulinimas, kurio trūksta šitai idėjai, tai yra, kad iš tikrųjų reklama, kurią jūs spausdinate, turi labai protingai su labai protinga programinė įranga būti spausdinama pamatuotai ir daugmaž atsitiktinė tvarka. Tai yra, jeigu dovanų manija, sakykime, jeigu vienas žmogus vidutiniškai atsispausdina 20 lapų, tai jisai turėtų gauti 20 lapų unikalios reklamos. Tokiu būdu pasitenkinimas, ypač tų jūsų reklamos pirkėjų, jūsų klientų padidėtų, dėl to, kad jie žinotų, kad jų reklama yra parodoma, sakykime, atskiruose lapuose ir tam tikrą kiekį kartų. Ir šitą statistiką jūs turėtumėte pristatyti gražiai reklamos pirkėjai, kad, sakykim, jūsų reklama buvo išspausdinta tiek ir tiek kartų. Nes jeigu jūs tiesiog savo lapuose spausdinate vieną tą pačią reklamą, tai reklamos pirkėjai iš tikrųjų labai mažai naudos iš to. Nu ką, paplojam. Ir norėčiau pakviesti paskutinius mūsų seminaro dalyvius, kurie pasakys paskutinį idėją, bet turbūt neblogiausia. Paprašysiu kalbėti lakoniškai 10 minučių.